Sveiki visi, labas iššūkiečiai, labas kolegos, esu Tomas Kesminas, malonu šiandieną jums bus papasakot, pristatyti Fitplano temą apie grūdinimąsi ir imunitetą. Ir tada persijungiam mes į skaidrių režimą. Daug labai yra žmonių vizualikų, kuriems vis tiek patogiau, suprantamiau, kai medžiaga yra pateikta vizualiai. Na, tai ką, tai smagu visiems, tikiuosi laikytis Fitplano sveiko gyvenimo būdo režimo. Turbūt viskas aišku, viskas gaunasi, viskas sekasi. Jeigu kartais nesiseka, parašykit prašau komentare, brūkštelkit, su kokiais sunkumais susidurėt, klauskite savo asmeninių mitybos trenerių, na ir lauksiu iš jūsų reakcijos iš šitos pamokos. O šiandieną tuomet tęsiam temą. Viena iš šių temų tai yra grūdinimasis ir imunitetas. Ir po truputėlį važiuojam. Šiandien aš papasakosiu plačiau apie tą gyvenimo būdą Fitplaną ir pristatysiu imuniteto svarbą, papasakosiu keletą principų, kaip jį stiprinti. Na ir prisiminkime gal dar kartą, kas yra tas Fitplanas. Ogi Fitplanas yra sveiko gyvenimo būdo sistema, kuri nėra dar viena trumpalaikė dieta ar rutina, ar tiesiog sumanimas pasportuoti, pasistengti. Fitplanas tai yra mūsų kasdieniai veiksmai, va tie 15, 10, 5, 1 R. Šitą formulę jau irgi visi žinot ir jeigu mes subalansuotą mytybą dar papildysim ir fiziniu aktyvumu, tikrai gyvensime laimingai, sveikai, ilgai. Ir visą tai atsipirks šimteriopai. Na ir tie 7 paprasti principai, va, jums dabar yra atvaizduoti skaidriai ir vienas iš jų yra grūdinimasis ir imunitetas. Tai pirmuosius principus mes aiškinamės ir aptariam Fitplano temų video laidelių metu, o šiandieną važiuokim konkrečiai apie šią temą, kuri yra va, dabar ekranuose paryškinta. Na ir noriu jums visiems priminti, kad Fitplano temos yra rodomos vakarais. Pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais 8 vakare. Įsijunkite tas laideles, pasijunkite į Facebooko grupę. Facebooko grupės yra bėda tokia, kad ji ne visiems esantiems rodo pranešimus. Į ją dažnai reikia įeiti. Nes tie, kurie esat nauji, tai jūs matote tas rautą informacijos, tas naujienas, o tie, kurie seniau ir jeigu esat neaktyvūs, tai jeigu ten nepalaikinat, nepakomentuojat, žinokit, ta grupė su laiku tampa nematoma. Taip kad vienas kitas laikas, vienas kitas klausimas, komentaras ir jūs tą grupę matysite visą laiką įėję į savo naujienų sieną vieną iš pirmųjų. O visi, kurie laikotės Fitplano režimo dienos režimo, kas laikotės subalansuotos mitybos režimo, taigi jūs tikiu, kad šitą grupę susirandat ir randat labai daug ko naudingo. Na ir ką dar šituo metu norėčiau paminėti, tai kad kilus klausimams užduokite komentarų skiltyje, gerai? Įdomesnius jų mes atrinksime, pakomentuosime iškart, kai kurios galbūt pakaupsime ir atsakysime 6, reiškia 14 dienų iššūkio projekto metu. 6 Fitplano tema, tai yra būtent skirta bendruomeniai, jūsų klausimam panagrinėti ir jos metu tikrai atsakysim. Na tai pradėkime tada grūdinimosi temą ir pirmiausia, kokios asociacijos va jums kyla su žodžiu grūdinimasis? Ką jums, va, kokių tokių prisiminimų, gal ar stereotipų kažkokių vaizdų gal va kyla? Na, man asmeniškai tai pirmiausia asocijuojasi su šaltu vandeniu, kitiems su grynu oru, įvairių, turbūt vaizduočių yra elementų, bet daugelis va tai supranta kaip lindimas po šaltų dušų, lindimas į šaltą ledinę vonią eketę, bet tai tikrai nebūtinai tik tai. Nes grūdinimas tai ne tik šaltos vonios ar ledinis vanduo, tai gali būti ir paprastas pasivaikščiojimas miške, gryname ore, ir ypač kai orai atvėsta, ar pasivaikščiojimas basomis per žolę, per smėlį, tai gali būti kontrastinis dušas, kaitaliojant šiltą, karštą vandenį. Na, tai yra natūralus būdas stiprinti mūsų kūną. Nesvarbu, kokias priemonės pasirinksit, grūdinimasis visada bus naudingas. Ir staigus temperatūros pokytis, žinokit, visą laiką yra naudingas tuom, kad jisai sukelia tokį trumpalaikį, greitą stresą, pozityvų stresą,
ir jūsų kūnas sureaguoja akimirksniu. Kraujagyslės naudos paviršiuje susitraukia, tai tarsi treniruotė kraujagyslėms, jos susitraukia tam, kad išlaikytų šilumą, tarsi užsirakina ir kraujas nukreipiamas į gyvybiškai svarbiausius organus, tai širdį, plaučius, smegenis. Širdis pradeda plakti daug tankiau, kvėpavimas irgi pagreitėja ir jūsų kūnas sako tarsi atsibusk, veik, bėk, gelbėkis, reiškia tas stresas, ta adrenalino tokia pozityvaus, to gerojo adrenalino porcija, jį suveikia akimirksniu ir tuo metu mūsų kūnai išskiria tokį noradrenaliną. Tai yra natūralius veiksmo hormonus. Ir būtent tie hormonai jie aktyvina tuos baltuosius kraujo kūnelius, mažina uždegiminius procesus, skatina detoksikaciją, audinių regeneraciją. Bet to žinokit, kad panirus į šaltą vonę ar po šaltų dušų deguonies įsisavinimas padidėja netgi 100 kartų. Todėl smegenys, raumenys aprūpinami kur kas geriau deguoniu. Na ir kodėl verta tai daryti, galbūt irgi klausimas toks kyla. Kodėl aš tai turėčiau daryti? Ogi kiekvieną kartą, kai jūs žengėte į šaltą vandenį, jūs grūdinat ne tik savo kūną, bet ir treniruojat protą. Jūsų kūnas mokosi būti stiprus, jūsų protas ramus, net ir diskomforto sąlygom. Ir tai yra nuolatinė treniruotė. Labai svarbu yra tai daryti nuosekliai. Ne vieną kitą kartą dėl mados su draugais pažįstamais, bet tai daryti nuosekliai. Ir tai kuria psichologinį, fiziologinį atsparumą. Tai yra raktas į mūsų stipresnį imunitetą. Tai yra mokslo įrodyta, tai jau yra mūsų žilagalvių prosenelių daryta, daug ką mes gerus dalykus ir visiškai nemokamus tiesiog pamirštam, tai didina tikrai fiziologinį atsparumą. Tai gerina mūsų imunitetą ir trumpalaikis šaltis veikia mūsų nervų sistemą. Kūnas tiesiog išmoksta greičiau prisitaikyti prie iššūkių. Ir reguliariai grūdinatės, jums stiprės ne tik imuninė sistema, bet tikrai pagerės kraujotaka ir organizmas tiesiog taps atsparesnis virusams, peršalimams, uždegiminiai procesai lengviau tvarkysis. Tyrimai rodo, kad grūdinimasis gali sumažinti peršalimo rizikas iki 30–50%, padidinti tiesiog gebėjimą greičiau reaguoti į infekcijas. Greičiau, lengviau, efektyviau. Na ir labai svarbu, kad suprastumėt, iš kur ta fiziologinė, ta mechaninė, ta nauda, galbūt, kad tą logiką suprastumėm, kad čia ne šiaip mados dalykas. Nes ką mes jaučiam, reiškia, po tų kontrastinių temperatūrų, šalto, šilto vandens skirtumo, ne? Po oro karšto, šalto temperatūrinių skirtumų, ar po kontrastinio dušo, šalto, karšto, tiesiog kūnai, žinokit, įvairiai reaguoja. Bet esminis dalykas, kad kraujagyslės treniruojasi, jos įsiplečia, susitraukia. Nes kraujagyslė yra irgi tarsi toks raumeninis audinys. Jis skirtas, aišku, kraujo tėkmei, bet tai yra raumeninis audinukas, jis irgi gali susitraukti, atsipalaiduoti ir jeigu mes tai darom nuolat, mes šitą raumenį kraujagyslinį treniruojam. Tiesiog kraujas ima tekėti greičiau, lengviau, jūs jausdami šilumos bangas pajaučiat ir energijos antplūdį, pajaučiat, kaip sakoma, tą tokį aiškesnį protą. Ir tai yra visų pirma natūrali kūno reakcija į tą saugų stresą, saugų temperatūrinį stresą, temperatūrinį šoką, kuris pagerina nuotaiką, mažina įtampą, mažina nerimą, gerina miegą, stiprina valią, pasitikėjimą savim. Ir aš norėčiau, kad jūs tiesiog visi patikėtumėt, suprastumėt, kad grūdinimosi paslaptis tikrai yra labai labai paprasta. Nereikia ekstremaliai gultis į sniegą, į ledinės vonės. Tiesiog pradėkite nuo mažų žingsnelių ir svarbiausia, tai darykite reguliariai. Ne taip, kad kelias dienas pabandėte, vėl metėte, vėl prisiminėt ir pradėkite pamažu. Tiesiog užbaikite stovėjimą po dušu, tą rytinį ritualą 20–30 sekundžių ten šaltų vandeniu. Nu kam tas 20–30 sekundžių daug, bent po 10 tiesiog duokit tokią šoko porciją pabaigoje, ne? To seanso pabaigoje. O į dušą mes einam daug kas vieną kartą, dienoj kažkas rytais, kažkas vakarais, kai kurie ir rytais ir vakarais. Ir kada į dušą einat, visą laiką po dušo padarykite tą šalto vandens, šalto dušo irgi šoko terapiją. Na ir kiekvieną dieną
tiesiog ilginkit tą perėjimą, pabuvimą prie šalto vandens, gerai? Tiesiog grūdinkitės reguliariai. Vienas, du kartai per savaitę neduoda to tokio didelio efekto, tiesiog reikia kasdienybės, kasdien stenkitės tai daryti. Stenkitės praustis kasdien po dušu ir darykite tai. Kvėpuokite giliai, kvėpavimo pratimai labai naudingi yra toks Wim Hof metodas, irgi galite pasigulinti, pasižiūrėti, kame yra niuansai. Ten toks sąmoningas, diafragminis, vadinamas diafragminis, ne pilvinis, bet diafragminis kvėpavimas. Jis padeda išlaikyti tiesiog tą ramybę šaltyje. Nes dažnai, kai šalto vandens porciją gauni, apsipili toks ir tarsi sustingsi, ir tas kvėpavimas sutrinka. Tai va tas sąmoningas kvėpavimas ir įėjimas į tą šaltį ir tą sąmoningą kvėpavimą išlaikant, jūs to tokio šoko didelio nepatirsit. Na, po šalto dušo ar maudynių sušilkit būtinai, gerai, pajudėkit. Labai svarbu yra, ar ten jumping jackų padarysi ten, kas 50, kas 100, ar imituojat bokso judesius tokius, ane, su pritupimais giliais, kad kuo daugiau raumenų grupių jungt, nes apšilimas, kraujo išvarimas yra labai labai svarbus momentas po ledo vonių, po panirimų į eketę. Ir svarbu tai tikrai daryti nuosekliai. Ir jeigu po grūdinimosi jaučiatės blogai ar silpnai, sustokit, darykit pauzes. Grūdinimasis turi būti tiesiog draugystė su savo kūnu, o ne kažkoks kankinimas. Ir pradėkit pamažu, palaipsniui, visame kame turėtų būti saikas. Na ir tie ekstremalesni grūdinimosi būdai, kaip ledinės vonios, eketės, tikrai tinka ne visiems. Įsivertinkit savo sveikatos būklę, kai kuriems žmonėms grūdinimasis tokio tipo, jo reikėtų vengti, arba tai daryti labai labai palengva. Tarkim, aš asmeniškai tai ir kepurę tokią naudoju, kaip jinai vadinasi tas audinys, neopreninis, ir batelius tokius pat irgi dėduosi, galima jų įsigyti, nusipirkti parduotuvėse, tikrai jie nėra brangus, bet ypač tie smulkiai kapiliarai, rankose, tos esančios kraujagyslės, jos labai labai ir taip yra trapios, gležnos, mažutės, ir tas susidėjimas pirštinių ant tų pirštų, kojų, rankų, galūnių labai labai padeda nesušalti, neperšalti ir greičiau grįžti į tą normalų fiziologinį būvį. Gerai? Na ir geriausia, jeigu jaučiat, kad yra kažkokių rizikų, pasitart su savo kompetitingu gydytoju, bet su tuo gydytoju, kuris ir pats propaguoja grūdinimąsi, kuris išmano tai, nes labai lengva yra gerus, naudingus, tikrai ypatingai veiksmingus dalykus išbrokuot, kažką kvailo neteisingo patart, visiškai neleisti uždraust. Tad protingi žmonės konsultuojasi, protingi žmonės dedasi, ypač kada mes ateiname jau į tą žvarbų rudenį, į žiemą, į šaltį, protingi žmonės dedasi pirštinės, kepurės, kad apsaugotų tą savo jautrės galūnės nuo peršalimų. Ir viską daro pamažu. Na ir dar yra toks klausimas, ar yra kam negalima vartoti, tai yra naudotis tokiomis vonėmis. Tuoj papasakosiu. Taip, yra keletas opcijų. Tai nėštukės nėštumo metu neturėtų to daryti. Esant širdies kraujagyslių ligom, turintiems aritmiją, astmą, reiktų pasitart, galbūt kažkam ir vengti, esant kraujo krešėjimo problemom ar trombozėm, sergant cukriniu diabetu, ypač jei yra kraujotokų sutrikimai galūnėse, pasitarkit ir tie, kurie galbūt turit nervų sistemos ligų, ypač kurie turit panikos atakas, jaučiate psichikos kažkokių sutrikimų, ar naudojat kokius psichotropinius vaistus, tai būtinai irgi reikia tuos niuansus pasiaiškinti ir pavengti bent jau gydymosi metu. Ir svarbiausia yra klausyti savo kūno ir tai daryti saikingai. Bet jeigu kūnas sakys šalta, tai jūs toj vietoj neklausykit. Tiesiog kažkokių kitų indikacijų pastebėkit, pažiūrėkit. Ir tikrai nebūtina iškart pirkti ledo vonių, gultis į šalto sniego seansus. Mes su žmona labai mėgstam tikrai tas ledo vonės. Iš mano patirties patarimai ir rekomendacijos būtų tokios, kad vis tiek pradėkit nuo šalto dušo. Jeigu norit ledo vonės išbandyti, galima pradėti nuo kontrastinio dušo stovėjimo, tarkim, ten 10 sekundžių pastovit po karštų dušų.
5 sekundės po šaltų. Ir taip varatais tokį kontrastuką daro kokius 3-5 ciklus. Ne? Asmeniškai aš mėgstu ir apsilimą vėsiu vandeniu ryte, atsikėlus, išėjus į lauką, nu, reikia turėti tam tikras sąlygas, tai šaltas kibirės vandens, ant galvos užsipilu, toks. Nei tu peršalį, tokį šoką gauni ir labai labai irgi pozityviai veikia. Energijos tai nors vežimais veš. Ir tikrai kiekvieną kartą baigiantis praustis, įpraskite apsilėti irgi šaltų dušų. Atminkit, kad labai svarbu yra nuoseklumas, nes nuoseklumas yra, žinokit, daug svarbiau negu ekstremalumas. Tas grūdinimosi įprotis susiformuoja per porą mėnesių ir imuniteto poveikiai pagerėjusi jau irgi jaučiat būtent poros mėnesių bėgyje. Na, o nutraukus tokias procedūras, tai to poveikio įpročio nebetenkat per 2 savaitės. Įsivaizduojat? 2 mėnesius dirbat, siekiat kažkokio rezultato ir galima nutraukti ir per 2 savaitės nebelieka nieko. Net ir labai užsigrūdinę žmonės vėl turėtų pradėti padarę pertraukas nuo švelnesnių ir paprastesnių procedūrų. O kalbant apie ekstremalų grūdinimąsi, kaip šaltą ekite, ar maudymąsi jūroje, tai rekomendacijos tokios, kad turite praeiti pradinius tuos etapus bent jau 2 savaitės po dušų kontrastinių ir tada jau galite bandyti irgi po trupučiuką su pirštinėm, su kepurėm, tapkutėm neopreniniam, jau galite eiti ir į eketę, tiesiog laiko kiekį mažesnį dar būkite pradžiai, įsiklausykite į savo kūną, būkite psichologiškai pozityviai nusiteikę ir viskas bus gerai. Na ir šalto vandens terapijos irgi dar priminsiu, kad nėra jos skirtos tikrai visiems, nes turintiems kažkokių tų medicininių indikacijų, kažkokių ligų, tikrai tarkitės ir naujokai nepradėkite daryti to vieni. Saugumo sumetimais susiraskite bendraminčių, bičiulių ir dažniausiai pradedančių ruonių klaida tai yra ilgas buvimas vandenyje. Praleiskite pabuvimą vandenyje nuo pradžioj nuo minutės ir tik po kurio laiko galima iki 3 minučių didinti tą kiekį, tą laiko išbūnamą. Noriu jums parodyti mažą filmuką, kurį sumontavau, kaip mano žmona, kokius ritualus atlieka. Pažiūrėkit. Garsą jau čia toks. Kėlė, tam tikri efektai, tai kad pajaustą atmosferą. Jo, tai žiemą tikrai įsipjaunam, pasidarom eketę, tai labai fainas dalykus yra derinti, kada ruduo prasideda, tai jeigu kiekvieną dieną, kas antrą nuosekliai einam, tai mes net labai ir jaučiam, kaip tas vanduo ir tas salas, nes vyksta labai toliai ir kitą žiemą, jeigu vėjo kažkaip. Tai tokios tokelės, tai po ledinių vonių labai svarbu yra šilti, padaryti 10 minučių dinaminį kilimą, 30-50 intensyvių džeko ir pritapimų, tai jau kapojas. Ir mes su šeima labai labai mėgstam, darom panašiai tą šaltos eketės, šalto tos vonios procedūras 2 kartus savaitėje. Ne? Būna sniego, tai faktas, kad ir jame pasivoliojame. Taip, kad jei bus kokių klausimų, užduokite komentare. Einam toliau. Na ir dabar šiek tiek apie stiprų imunitetą dar norėčiau pasiplėsti šitą vietą ir daugelis jį įsivaizduojame kaip nematomą organizmo skydą, kuris mus saugo tarsi kažkoks burbulas, kažkokia tokia matrica nuo visų bakterijų, nuo virusų. Tai būtent taip ir yra. Ir jeigu mes norime daugiau sveikatos, energijos ir gyventi be nuolatinio kosėjimo, čiaudėjimo, mes nuolat turim stiprinti tą imunitetą, rūpintis jo. O vienas iš būdų tai yra tas grūdinimasis. Ir nemažiau svarbu yra sportas, sveika mityba, miegas, poilsis, visa tai labai labai įtakoja imunitetą, imuniteto kokybę, veiksmingumą. Ir kuom jis svarbus tas imunitetas, kam jisai yra svarbus. Ir visų pirma, tai išskirčiau tai vaikų grupę, nes jų organizmai dar tik mokosi kovoti su virusais, suaugusiems, nes
suaugę yra labai aktyvūs, labai mobilūs, kad turėtumėm energijos darbui, pramogoms, šeimai, kad nesirgtumėm, kad gerai jaustumėmės ir aktyviems suaugusiems galbūt būtų dar tokia atskira grupė, kad jie dirbtų, būtų produktyvūs, kad pramogautų aktyviai. Streso daug žmonės dabar patiria ir stresas silpnina tą apsaugą, silpnina mūsų imunitetą. Dėl to mes turim balansuoti, padėti jam, stiprinti, atstatyti. Labai jis yra aktualus keliaujantiems, nes nuolat keičiant ypač tas šalis, tas zonas, žinokit, keičiasi ir tiesiog virusų tos aplinkos. Keliautojai ypatingai jaučia ir klimato pokyčius ir su visais tais mikrobais, mikroorganizmais pačiais įvairiausiais susiduria. Vyresnio amžiaus žmonės irgi atskiras segmentas, su metais jų imunitetas, jų apsauga silpnėja. Žmonės po ligų, padėti reikia jiems irgi sustiprinti imunitetą, atsistatyti, kad organizmai greičiau stiprėtų, ypač po kokios elementarios lygos ir jeigu ten buvo taikoma kokia antibiotikų gydymas, ta terapija, tai irgi labai išbalansuoja imunitetą. Na ir noriu dar išskirti vieną iš būdų, kaip galima stiprinti imunitetą, tai galim padėti tiksliniais taškiniais papildais ir omega-3 riebiųjų rūgščių vartojimas yra labai protingas dalykas, rekomenduotinas dalykas. Šios rūgštys padeda reguliuoti uždegiminius procesus organizme, palaiko širdies, kraujagyslių sveikatą ir imuninę sistemą. Jos stiprina ląstelių membranas, padeda tiems kovotojams, mūsų organizmo tiems limfocitams kovoti su virusais, bakterijom ir palaiko žarnyno mikrobiotą. Tai mikrobiotą irgi dar šiek tiek papasakosiu trumpai, o mikrobiota yra gera kokybiška mikrobiota yra mūsų tiesiog gerųjų bakterijų pasaulis, ne? Ir moksliniais tyrimais irgi yra jau įrodytas faktas, kad 70% imuniteto slypi ne kažkur kame, bet būtent žarnyne. Ir kad žarnyno sveikata reikėtų rūpintis ypatingai. Na, omega-3 tai mažina autoimuninių ligų riziką, mažina tos uždegiminius procesus. Ir vienas iš pažangiausių rinkoje esančių omega-3 produktų tai yra mūsų Herbalife produktas Herbalife Line Max. Jis yra ypatingai skirtas kraujagyslių, širdies, kraujagyslių sistemos sveikatai, palaikymui ir įsigykite, kas nevartojot, pabandykite, nes labai gero skonio, jame yra tos pačios pagrindinės EPR, DHR, omega-3 riebalų rūgštys. Produkte esantys žuvies taukai yra pagaminti laikantis tvarios gamybos principų, iš švarių, neperdirbtų lauke laisvai veisiamų žuvų. Ne? Ir tie detalių tokie kolekcionieriai, kurie nori apie produktą žinoti viską, žinokite tiesiog, kad yra ir tas paženklinimas, jeigu čia eina žiūrėti ženkliukas, kad švarus produktas, galime jo pasitikėti. Šitie žuvų taukai neturi jokio nemalonaus kvapo, skonio, iškart išgėrus, nei vėliau, tiesiog malonumas jūs gerti ir yra labai aiški rekomendacija kitoj pusėje, kokį terapinį efektą jūs norit pasiekti, reiškia, kiek kapsulių per dieną geriam, yra parodyta. Tarkim, akim stiprinti ten 3 kapsulės, ne, ten, kas nori ten kraujospūdį reguliuoti, tai 5 kapsulės reikėtų per dieną gerti. Pasižiūrėkit, įsigykit, labai aiški instrukcija. Ant pakuotės yra viskas parašyta. Na ir dar norėčiau išskirti kitą mūsų imuniteto stiprinimų skirtą produktą, tai Immune Boosteris, ne? Tai yra labai patogia paketukų forma, tai reiškia geriami į vandenį maišomi paketukai, 21 paketėlis. Gėrimo paruošto, jame yra moksliškai patvirtinta, užpatentuota epikor medžiaga, vitaminai C, D, cinkas, selenas, visa tai, kas yra svarbiausia imunitetui. Ir man patinka, kad jie yra labai patogus pasimti su savim ir pasidaryti greitai gėrimą. Jis tokio skanaus, švelnaus miško uogų skonio, girdėjau, kolegos sako kompoto skonio, taip, būtent kompotą tikrai jis irgi turi tokių asociacijų ir jį tikrai mėgsta visi, ir dideli, ir maži. Paragaukit ir nusipirkę, įsigiję, ypač vėsesnių periodų, metų sezonų laikų, tai 3 savaitės visą tą
pirkinio turinį išgerti. Poveikiai, žinokit, akivaizdus. Ir kasdien po vieną ir busit apsaugoti nuo virusų. Dar noriu, pamenat, sakiau apie mikrobiotą, kad šiek tiek irgi papasakosiu, pakomentuosiu, nes ji yra labai labai svarbi mūsų sveikatai, sveikatingumui, gerai savijautai. Ir mikrobiotai palaikyti labai labai padeda mūsų Herbalife produktai ir ypač skaidulos, alijošius. Ir dar vienas produktas, apie kurį papasakosiu šiek tiek vėliau, bet turime žinoti, kad mikrobiota gamina biologiškai aktyvės įvairias naudingas medžiagas, tas pačias riebalų rūgštis, kurios stiprina žarnyno sieneles, ląstelių membranas. Ji taip pat neleidžia daugintis blogosiom bakterijom, geroji ta mikrobiota vadinama, ir virusam. Sveikas žarnynas, jeigu jūsų sveikas žarnynas, žinokit, turėsit mažiau streso, nes būtent turinys, žarnyno kokybė ir turinys esantis jame, jisai veikia ir mūsų psichiką, mūsų emocijas ir kaip ir minėjau, imuninę sistemą. Na ir tas produktas paskutinis, kurį norėjau paminėti, tai yra Microbiotic Max. Tai yra gerųjų bakterijų, reiškia, 2 milijardų kolonijos. Va vienam šitam geriamam paketėlį, irgi pažiūrėkit, kaip patogu, kaip gražu atsidarai, įsitrauki į vandenuką sumaišai, galima ir net su imunė boosteriu, to imunitetą stiprinančių gėrimų irgi maišyti. Tai labai patogu naudoti, vartoti. Dėžutėje yra 20 paketėlių, vanilinio švelnaus skonio, labai labai jis nedominuoja, skanus gerti ir žmonės, kai renkasi produktą, kai ieško rinkoje, jiems svarbu, kad būtų irgi geros tos, ne tik maistinės, bet geros skonio savybės. Ir pabandykit, ypač kai šalta, ar po kokio antibiotiko kurso, ar kažkam galvojat, ką padovanotai, pati geriausia dovana tai dovanot sveikatą. Tad jeigu norite pasirūpinti savo žarnynų, savo imunitetų, sveikata, galvos sukt nereikia, turim nuostabius produktus. Ir Herbalife kompanija yra numeris 1 kompanija pasaulyje. Taip kaip sakau, Mercedesai savo automobilių klasėje yra numeris 1, taip Herbalife kompanija. Ir kas netikite, tiesiog įveskite į Google, parašykite, kad who is #1 brand, nutrition brand in the world, ir bus išmetas atsakymas, kad Herbalife, nes tai yra kompanija, kuri specializuojasi tik tame. Negamina nieko kito, laboratorijos, mokslinės, daktarų, mokslininkų tarybos, tarnybos, būtent dirba ties tais produktais ir Nobelio premijos laureatai ir jokių čia abejonių tame nekyla. Tai dar kas liečia tą Microbiotic Max, tai viename tame paketėlėje yra daugiau negu 2 milijardai gyvų, aktyvių, gerųjų bakterijų. Skanaus visiems, ne? Na ir ką, klausimėlis, galbūt jau einant į pabaigą, tai kadagi verta, kada reikėtų gyventi, kada reikėtų pradėti gyventi sveikai. Ogi tada, kada tik atsikeliam ryte, tai pradedame su subalansuotais Herbalife pusryčiais, dienos mityboje paisome subalansuotos mitybos principų, būtinai pridedam fizinio aktyvumo, pridėti galime irgi, kad ir darydami tas mūsų iššūkio projekte Get Fit mankštelės, ar savaitgalio fit iššūkius priimant ir tęsiant juos, nes žinau tikrai, kad įsimylint į vieną kitą fit iššūkį, jis tampa ir įtraukiamas yra ir į nuolatinę rutiną, ir tai tampa labai gerų tokių fizinio aktyvumų papildančių mūsų kasdienybę. Na ir rezultatai, derinant šitas 3 grupės, reiškia subalansuota mityba, sveikus subalansuotus pusryčius, kurie mus pažadina, jungia ir duoda gerą startą impulsui, subalansuota mityba ir fizinį aktyvumą, jūs gausit 100% garantiją. Na, primenu, kad žarnyno sveikata dar lemia mūsų imunitetą, nes šio fit plano laidos tema yra imunitetas, tai labai labai verta rūpinti žarnynu. Ir nepamirškite fit plano formulės. Tiesiog ji yra labai paprasta, 15 minučių kasdien pasportuot, kažką fiziškai aktyviai pagyventi, 10 stiklinių vandens, tada žiūrėkite, tas vandenukas 10 stiklinių, kad nebūtų tiesiog vanduo, su alijošium geriam, su omega 3, su imunio boosteriu, Microbiotic Max dar įdedam, žiūrėkit, ir turit 100% kelialapį į gerą puikų rezultatą. Na ir
Pati FitPlano sistema yra tikrai paprasta, nesudėtinga, ji labai efektyvi, tinkama absoliučiai visiems, ji padeda įvesti tvarką mūsų kasdienybėje, mytyboje, harmonizuoti tą gyvenimo būdą. Pirmasis FitPlano dienos rutinos elementas, tai atsimenam visi, kaip mamą mylim, turim pasakyti, kad tai yra subalansuoti pusryčiai, o patys geriausi subalansuoti pusryčiai mes be abejonės sakom ir pasisakom už Herbalife subalansuotus pusryčius. Taigi sekite mūsų video pamokas reguliariai ir aktyviai, dalyvaukite 14 dienų projektuose ir pamatysite, kokie stebuklai vyks jūsų gyvenimuose, ne? O po visomis FitPlano temomis ir po šia ir po kitomis, jūs kilus klausimams užduokite juos, parašykite komentare ir aš ir mano kolegos mes tikrai greitų metų jums atsakysime. Na ką, tai kviečiu pradėti grūdintis jau šiandien, viską daryti nuosekliai, neforsuoti, turint abejonių ar kažkokių indikacijų, tikrai pasitarkite su mumis, su sveiko gyvenimo būdo treneriais, instruktoriais, su savo šeimos gydytojais ir viskas jums tikrai pavyks. Taigi, aš su jumis Tomas Kesminas atsisveikinu, buvo malonu praleisti šitą epizodą, ačiū, kad klausėte ir būsiu dėkingas už klausimus. Ate visiems. Viso.